Sveiki, brangieji, sveikinu Jūs iš mano siūlų elektroninės parduotuvės, kuri pasipildė labai didelę spalvų kolekciją Zenijos Barufo siūlų Kent. Tai karštinė merino vilna, fine merino vilna, kurią tikrai galiu užsakinėti labai gerom sąlygom po vieną rytę ir kažkaip tai pasinešiau šiais metais ir užsakiau, turbūt beveik visas, kurios galima užsakinėti po vieną rytukę. Tai perlo pilka, balta, tokia pieno balta, labai graži, pilkai melsva, daug raudonų atspalvių, kuriem aš asmeniškai nebejingai ir tikiuosi ir jums surezonuos ir kažkas atras savo mylimą, mėgstamą spalvą arba pamatysit, taip, jau dabar man reikia ir būtent šitos, kas būdinga visoms Kent siūlų spalvoms. Tai, kad dažniausiai tai ne vienalytė spalva. Kam patinka tvidas, tai čia kažkas panašaus, tik tai, nes tas melanžas toks gilus, toks svajingai, neįtikėtinai spalvingas. Žodžiu, apsukantis galvą, čia yra tokia su juoda beveik spalva žalia. Nutrūko mintis, taigi spalvos kažkaip ypatingos. Niekur aš tokių spalvų neradau, kaip Zenijos Barufos gamykloje. Iš vis kažkokia pas mane jau Zenijos Barufos atstovybė. Praktiškai viską noriu turėti iš tos gamyklos ir viskas man labai patinka. Zenija Barufa yra iš tikrųjų kaip kažkoks kokybės ženklas visiems siūlom. Jeigu tokia atrandi Zenija Barufa, tai net nebejoju, reikia imti, ten kiekis spalva. Tai vad, o šitie siūlai kas yra gerai? Jie yra pastoviai, galima juos užsakyti po nedidelį kiekį, tiek kiek kam užsinorės klientas, tiek ir bus galimybė užsakyti. Šitie siūlai yra 2 gijų, taigi kas bijo skersavimo, tai jokių raštų galima nekurti, megzti lygių raštų, ratais, kvadratais ir tikėtina, kad viskas bus gerai. Bet kai bet kokia merino, ypatingai karštinė merino vilna, tai šitie siūlai reikalauja ypatingos priežiūros, švelnios, gražiai švelniai plauti, ypatingai tos temperatūrų kaitos plaunant, kad negautų siūliukai. O mezgama, kadangi metražas 900 metrų, tai turbūt ir mašina kažkaip norėtųsi iš 2 siūlų nepakietinti, nes šitie siūlai dar išplovus pasipučia. Jeigu pasipučia, tai ir truputį pasitraukia sutrumpėja mezginys. Tai turėti omeny. Man dar labai patinka mohera. Turbūt visom mezgėjom šiek tiek patinka mohera, jeigu jie gali tie žmonės gali toleruoti, nes su mohera yra taip, kad net ir švelniausia mohera turi moheros jausmą ir tai šitie siūlai super gražiai gulasi su mohera. Galima dėti vieną siūliuką ir jau žaisti su moheryte. Realiai būtų pats idealiausias vis tik tai 2 Kent siūliukai ir 1 mohera. Ir tada rezultatas fantastiškas. Mezgama tikrai jau vos ne 5 numerių virbalų, gaunasi mezginys plastiškas, pukelis lengvas, melandžiukas, šitą beje spalva. Aš nežinau, ką jūs matote, tai yra, aš sakyčiau, kad šių metų, šio sezono labai labai madinga spalva. Tai yra rudai bordo spalva. Aš pati tiesiog truputėlį sergu šitą spalvą ir turbūt dėl to jinai atsirado ir puikiai tinka su mohera ir bus tokių siūlų dar daugiau spalvų. Tai klausia, tai kokia čia, ar bordo ruda? Tokia rudai bordo. O iš tikrųjų labai labai graži spalva, tokia šokolado su bruknėm. Žodžiu, čia fantazijos reikalas, kaip mes tą spalvą pavadinsim. Kiek dabar matau, ekrane jinai nušviesinta yra tamsi, beveik kad iš tikrųjų ruda, bet šiaip tai bordo.
Taip, tai va tokie siūlų grožiai atvyksta ir laukia susižavėjusių mezgėjų, o aš laukiu jūsų mezgimo rezultatų. Pati irgi tikrai kažką iš šitų siūliukų numersiu, tik dabar iš tikrųjų, kai va tiek žiūriu, tai o kokią spalvą pasirinkti? Ja.